Trečiadienį Druskininkuose lankėsi socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas ir šios ministerijos viceministras Dalius Bitaitis. Ministras sakė, kad mūsų savivaldybė vizitui pasirinkta neatsitiktinai. Jau birželio 8 dieną planuojamas susitikimas su visų Lietuvos savivaldybių atstovais, o Druskininkuose buvo aktualu aptarti jau pusmetį galiojantį naują piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, sugriežtinusį paramos skyrimą. Ministro pastebėjimo druskininkiečių patirtis šioje srityje itin vertinga. Yra 5 pilotinės savivaldybės, kurios savo iš tikrųjų kūrybą pasitelkia ir stengiasi organizuoti piniginę paramą taip, kad jinai patektų tiem, kam reikalinga ir būtų užtikrinta. O kad sumažinant piktnaudžiavimus, vis tik tai vietos bendruomenė gyventojai galėtų naudotis tuo, kas visiems iš tikrųjų turi priklausyti. Druskininkai yra tarp 55 nepilotinių savivaldybių, parodžius iš tikrųjų daugiausiai naujų dalykų jau galiojant naujajam įstatymui ir norėjus iš tikrųjų pasikalbėti su darbuotojais tiesiogiai įgyvendinančiais tas idėjas, kurios jau duoda rezultatą Druskininkuose ir kad ta patirtis būtų perteikta kitoms savivaldybėm. Tai vienas klausimas, ką mes aptarėm. Na, o kaip ir visur stengiamės būtent bendraudami su seniūnaičiais pamatyti, kaip veikia vietos bendruomenių savivaldos programa, kuri yra naujas dalykas ir iš tikrųjų nelabai praktikuotas. Kaimo bendruomenės jau keletą metų turi, bendruomeninės organizacijos turi galimybę gauti finansavimą, tai šiuo atveju, kad jau gyvenamosios vietos bendruomenė kartu su bendruomeninių organizacijų aktyviai žmonėms galėtų spręsti, ką galima vis tik tai naudingiausia visuomeniai įgyvendinti pasinaudojant viešaisiais finansais, valstybės lėšomis. Tai kadangi tai yra pirmieji programos metai, kiekvienu atveju stengiamės išsiaiškinti ir išgirsti, ar veikia programa ir ar nėra taisytinų dalykų. Na ir be abejo vėlgi žvilgsnis į ateitį dėl socialinio būsto politikos, kurios gyvenimo koordinavimą nuo šių metų pradžios yra perėmusi Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Tai kaip ministras stengiuosi nebūti kabinetinio darbo žmogus, o būtent bendraudamas ir kalbėdamas su tais, kurie įgyvendina įstatymus ir gyvena pagal juos, tai yra su savivaldybių vadovais, su savivaldybių specialistais. Stengiuosi kuo daugiau bendrauti, juolab, kad ir pats esu ragavęs savivaldybininko duonos ir žinau, kad geriausiai įstatymo veikimą arba neveikimo priežastis gali pakomentuoti būtent savivaldybės žmonės. Tai ar šiandieną druskininkiečių užsakyta patirtis iš tikrųjų sukėlė minčių, kaip galima taupyti tas biudžeto lėšas ir paskirstyti jas taip, kad jos iš tikrųjų atsidurtų tų žmonių rankose, kuriems labiausiai reikia? Aš sakyčiau, tiesiog sutvirtino arba patvirtino tą įsitikinimą ir matymą, kad būtina keistis ir keisti situaciją. Ir iš tikrųjų džiugina tai, kad Druskininkuose tai pakankamai sparčiai kinta ir būtinybė galbūt pagrindinė mintis, kuri kilo čia, kad tikrai reikės pasinaudoti ir birželio 8 dieną galimybę, kad druskininkai savo patirtį perduotų ir kitoms 55 savivaldybėm, kurios piniginę paramą organizuoja pagal tą patį įstatymą modelį. Ar suaktyvinsite kitas organizacijas, nuo kurių darbo, ko gero, tarkim, mokesčių inspekcija, darbo inspekcija irgi priklauso rezultatai? Tikrai taip, tą darome nuolat ir pirmieji šių metų mėnesiai, na vėlgi, tai ko gero natūralu ir suprantama, daugiausiai buvo skirti 5 pilotinių arba eksperimentinių savivaldybių veiklai padėti ir ten bendradarbiavimo yra žymiai daugiau, valstybės institucijos, kur jos bebuvę, ar tai būtų mokesčių inspekcija prie finansų ministerijos, ar tai būtų darbo birža, darbo inspekcija ar sodra prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir netgi generalinė miškų urėdija, netgi policijos departamentas iš tikrųjų eina į bendradarbiavimą ir pagrindinė šis be abejo arba galimybė tam tikslesniam paramos užtikrinimui, tai yra bendruomenė, kaip aš mėgstu sakyti, kaimynai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vadovų susitikimo su Druskininkų savivaldybės vadovais, socialinės paramos skyriaus vedėja, darbo biržos ir kaimo bendruomenių atstovais, Leipalingio ir Viečiūnų seniūnais metu aptarti opiausi socialinės srities klausimai, išsakyti druskininkiečių siūlymai, kaip spręsti aktualiausias problemas. Iš tikrųjų, mums labai džiugu, kad ministerija vertina Druskininkų savivaldybės pastangas gerinti socialinę situaciją, tiesiog daryti viską, kad socialinės išmokos atitektų tiems, kuriems būtina
kad jos būtų mokamos. Tiesiog nepaslaptis, kad socialinės paramos skyrius, bendradarbiaujant su darbo birža, kitom institucijom, ėmėsi tokių pakankamai efektingų veiksmų, kad nebūtų piktnaudžiavimo socialiniams išmokoms. O šiaip man džiugu šiandien, kalbant apie socialinę sritį, kalbėti kaip viena iš pažangiausių tvarkomų sričių jau valstybės mastu. Mes ne vieną sykį buvom įvardinami kaip pavyzdys, kalbant ne tik apie išmokas, apie paslaugų teikimą, apie rūpinimąsi vaikais, neįgaliaisiais ir panašiai. Taigi šiandien bus gera proga pristatyti ministrui, ką esame nuveikę socialiniai srity ir aišku kalbėti apie problemas, su kuriuom susiduriam, nes naujai priimtas įstatymas, kuris įsigaliojo nuo sausio 1, dėja neleidžia savivaldybėm iki galo spręsti kai kurios klausimus ir čia reikalingos pastangos valstybės mastu. Kokios šiandien yra vis dar pačios aktualiausios socialinės problemos mūsų savivaldybėje? Turbūt pati aktualiausia šiai dienai tai yra piniginės paramos įstatymo naujosios nuostatos. Nuo sausio 1 dienos įsigaliojus gana griežtom piniginės paramos nuostatom, reikalavimai iškilo labai dideli, liaudiškai šnekant atsijoti tuos, kuriem iš tiesų parama labai reikalinga ir tie, kuriem, švelniai tariant, nepelnytai naudojasi parama. Tai turbūt pati aktualiausia problema šiai dienai. Tai yra vienintelė tokia didžiausia problema, o kokios kitos šiek tiek mažesnės? Mažesnės problemos tai yra turbūt socialinės paslaugos. Apgailestaujam, kad dar negalim patenkinti visų socialinių paslaugų prašytojų, pageidaujančių gauti socialinės paslaugas, kokybiškas socialinės paslaugas, bet stengiamės, žengėm į priekį. Praėjusiais metais įsteigėm savarankiško gyvenimo namus neįgaliesiems, labai pasiteisino šitas projektas. Norėtumėm ir kitai seniūnijai panašius namus įsteigti, įrengti. Žingsnelis po žingsnelio į priekį. Tai kokią pačią opiausią šiandien ministrui išsakysite problemą? Turbūt net pati opiausia problema įgyvendinant piniginės paramos įstatymo šitas naujas nuostatas, kurias minėjau, yra bendradarbiavimo, tarp institucinio bendradarbiavimo problema. Tai yra ne socialinės paramos skyriaus darbuotojai turbūt turėtų šitą darbą dirbti, tą pagrindinį darbą, o pirmus smuiku turbūt turėtų griežti darbo inspekcija, valstybinė mokesčių inspekcija, sodra, darbo birža, o mes turėtume neužmiršti, kad mes esam socialinės paramos skyriaus specialistai ir mes turim padėti žmogui pirmiausia, o po to ieškoti, analizuoti, bausti ir taip toliau.